yra viskas. Lietuvos komanda. Lietuvos komanda laimi šias istorinės rungtynes ir ji yra bronzos medalių laimėtoja šiame pasaulio krepšinio čempionate. Triumfas, kurį jūs stebėkite ir prisiminkite dėl to, kad tai būna toli gražu ne kiekvieną dieną. Ir to mes sulaukime šį rugsėjo 13-osios vakarą. Netrukus aš pamėginsiu nešti Lietuvos trispalvę į aikštės vidurį, o mums belieka tik tai džiaugtis ir triumfuoti šiomis akimirkomis. Lietuvos krepšininkai tame krašte, ten, kur sėdi visi sirgaliai, tiksliau niekas nesėdi, visi skanduoja žodį Lietuva, visi džiaugiasi ir visi švenčia. Šiandien mūsų diena, šiandien mūsų šventė ir Lietuvos rinktinė grįžta namo rytoj. Rytoj 9 val. Vakaro maždaug Lietuvos laiku sutiktuvės Vilniaus Rotušės aikštėje. Sutikite juos taip, kaip jie to nusipelnė. Na, o TV3 televizija šiandien tai buvo ne paskutinė transliacija, žinoma dabar karštas ir pats linksmiausias interviu po šių rungtynių iš visų tų, kurie buvo šiame pasaulio čempionate, ir po to dar didysis finalas, nes didžioji apdovanojimų ceremonija, ta akimirka, kai Lietuvos komandai bus įteikti bronzos medaliai po didžiojo finalo, po to, kai mes žinosime naujuosius pasaulio čempionatus. Taigi su pergale Lietuva!